Dėl miškų kirtimo aš noriu tiesiog priminti, kad čia vyriausybėje dirbant nesikeitė niekas. Pamačiau, kad su gamta mažai ką turi miškininkystę, o aš ėjau studijuoti miškininkystę tikėdamasis, kad būsiu gamtininku. Ir pirmam kurse, kai studijavau, tai ten urėdų girininkų sūneliai vis kalbėdavo, oi kaip voksim, žinai, oi kaip voksim, žinai. Ir man buvo šokas, kur aš patekau. Tai pirmais, antrais metais iš tikrųjų buvo įdomu studijuoti, nes paruošimas labai aukšto lygio miškų fakultete Kaune. O paskui, kai prasidėjo jau ne apie gamtą dalykai, apie medžių kirtimą, visos tos praktikos, reiškia, kur tave mėnesį išveža į mišką ir tiesiog kiekvieną dieną turite matuoti medžius ir skaičiuoti kubus ir automatiškai konvertuoti, kiek jie kainuoja. Tai iš karto atsirado toks ir matymas miško, eini ir norom, nenorom matai visur litus, žinai, tada dar litai buvo. Kai pradėjau skaityti šitą knygą, tai girininkas buvęs rašo, tai jis praktiškai tą patį rašo, ką aš dabar pasakoju. Tai senoji miškininkystė, jinai turėjo visai kitokį požiūrį. Ir miškininkystės mokslo pradininkas Lietuvoje apskritai, kuris miškininkystės mokslo Lietuvoje pradėjo kurti, toks eruditas Povilas Matulionis, prieš 100 metų yra ištarę žymę frazę, kad mišką reikia kirsti taip, kad jis to nepajustų. Čia tokia aksioma, reiškia, kur mum net fakultete miškų patys seniausi dėstytojai tą kartoja. Jaunesni jau ne, reiškia jau. Sveiki, lietuviai, grybautojai. Aš transliuoju jums tiesiogiai iš Labanoro regioninio parko. Jūs čia matote Labanoro girią. Taip jinai atrodo, kai jinai guli. Štai. Ir pačioj va toj Labanoro girioje, prieš 100 metų, kada čia valdė grafai, reiškia toks grafas Šneideris Labanoro girią valdė, buvo tokie už mišką atsakingi asmenys, tai jie su dideliu vargu leisdavo kokį medį nukirsti. Tai kaimiečiai pasakoja man, kad reiškia, jie laukdavo, kada reiškia, tas miško valdytojas jisai išvažiuodavo kur nors ir kreipdavosi jo sūnų, kuris reiškia, netoks buvo griežtas, jis lengviau leisdavo kirsti mišką. Bet tada iš tikrųjų labai taip gailėdavo to miško. Tarybiniais metais irgi labai to miško gailėdavo. Vežė iš Karelijos, čia pas mus tas pušis mūsų nekirto. Ir po to, kas atsitiko, aš nežinau, kai atėjo nepriklausomybė ir ta visa miškų privatizacija, iškart persivertimas tų visų vertybių. Ir jeigu anksčiau visus absoliučiai miške darbus darydavo patys miškininkai, patys eiguliai mišką ir kirsdavo, tai dabar miškininkai patapė tiesiog buhalteriais. Jie išrašinėja sąskaitas, parodo rangovam, kur kirsti ir viskas tuo pasibaigia. Nėra tokio, reiškia, kad aš kai kertu mišką, tai vis tiek apžiūriu, ar ten nėra realio lizdo kokio, reiškia, kaip miškininkas būdavo. Dabar miškininkai tuo neužsijama. Ir man labai gaila. Štai taip dabar verčiamas miškas prie skvernelio. Tai iškirtus mišką plinai, tai praktiškai namų netenka nuo 100 iki 300 porų paukščių hektare. Tai jeigu nėra tiek paukščių, vadinasi, nėra kam tada leisti tuos visus vabzdžius, kenkėjus, visokius, reiškia, kraujasiurbius ir taip toliau, mus puola, reiškia, jie. Paskui, jeigu atsiranda plynės, tada, reiškia, vandens erozija, miško dirvožėmis skursta. Mus mokė miškų fakultete, kad miške yra pats svarbiausias dirvožėmis, nes tai yra realiai ateities miškas, reiškia. O dabar, kai iškirta mišką ir dar tą dirvožėmį išarė ir į tą smėliuką kiša tą per prievartą pušaitę ir bando iš ją kažką išauginti, matosi, kad nelabai išeina. Ir iš tikrųjų po plyno kirtimo miške atsiranda tik tai monokultūros. Monokultūros tai reiškia vienos rūšies ir vieno amžiaus miškai. Ir gamta tokių monokultūrų nekenčia. Reiškia, jinai kovoja su jais kaip su svetinkumiais, visais tais vadinamais abijotiniais ir bijotiniais veiksniais. Tai yra vėjai, reiškia, gaisrai, ten sniegolaužos, kenkėjai, lygos, reiškia,
Viskas stengiasi sunaikinti tą dirbtinį žmogaus sukurtą mišką, reiškia. Mes kalbam apie turto, miško, kaip mūsų turto visom prasmėm atsakingą tvarkymą. Ir po to, reiškia, kai pradėjo kapoti plinai, tai pasidarė tas pasaulis toks nykus ir pilkas ir neįdomus.